Pokyčių dienomis neva nekilo. Tiesa, kai kuriems pirkėjams teko nusivilti, sužinojus, kad plastikinis 1 euro centą kainuojantis maišelis po gegužės 1-osios nemokamas netaps. Tai tikrai maišelio kaina nesikeičia, plastikinis maišelis ir toliau kainuoja 1 centą ir svarbu žinoti, kad krepšelio suma yra apvalinama nuo 5 centų. Tai reiškia, jeigu žmogus nori įsigyti 1, 2 ar 3 maišelius, tai atitinkamai ir sumokės tos kelis centus. Visgi didesnė dalis gyventojų pasak prekybininkų šio pokyčio nejaučia. Iki duomenimis reguliariose kasose grynaisiais atsiskaito apie 40% pirkėjų, savitarnoje apie trečdalis, o ir patys gyventojai laikas nuo laiko bando atsikratyti 1 ar 2 centų monetomis, atsiskaitydami jomis, tarkime, savitarnos kasose, pastebi prekybininkai. Beje, naują tvarką žino ne Aš esu labai lucky. kalbinti vilniečiai. Nežinau, man tai dzin. Nu, tas 1-2 centai nežaidysime reikalo. Labai gerai. Nu, kad mažiau terliotis, laikas brangus. Kasdieniniam naudojime labai išbyra, man, pavyzdžiui, iš piniginės. 540 tūkstančių gavau. Jau beveik gausiu 7 milijonus.